Na, tai tęsiam tada temą apie tą tokį įkyrų dėmesio siekiantį elgesį ir ką su tuo daryti pakalbėsim. Bet prieš tai labai svarbu suprasti, kokį poreikį vaikas kompensuoja to įkyriu elgesiu. Tai šituo elgesiu vaikas kompensuoja priklausimo poreikį. Tai yra vienas iš tokių baziškiausių ir ypatingai vaikam, bet galvoju ir suaugusiam žmonėm labai svarbių poreikių, tai yra poreikis priklausyti. Vaikui pirmiausia šitas poreikis yra dengiamas šeimoje, tai jisai siekia priklausyti šeimai, būti svarbiu šeimos nariu, būti ryšyje, būti išgirstu ir visi tie dalykai, kurie telpa į žodį ryšys. Tai kai vaikas neturi šito poreikio patenkinto, jis išmoksta jį kompensuoti netinkamai elgdamasis ir siekdamas dėmesio. Tai apie tai pakalbėjom, ką jisai daro. Bėda tik tai ta, kad tas toksai netinkamų būdų gaunamas dėmesys, jisai to priklausimo poreikio tam kartui užmalšina, bet pačio to deficito nemaitina ir užtat tas elgesys vis kartojasi. Ką daryti? Tai pirmas dalykas turbūt susidėlioti dienotvarkę ir joje nusimatyti laiką, galit skirti asmeninį besąlygišką dėmesį vaikui. Tai kas yra svarbiausia? Svarbiausia, kad tai būtų jūsų dienotvarkės dalis, tai gali būti 20-30 minučių, bet jūs turit būti 100% kontakte su vaiku. Tai netinka tie variantai, kad jūs dirbat, o tada staiga padarot kažkokią šventę, ar ne? Tai nereikia jokių, stebuklų, abrakadabrų, fokusų, tiesiog labai paprastų dalykų, bet tą daryti nuolat ir sistemingai, kad tai būtų jūsų, dienotvarkės dalis. Tai labai fainai turėti tą tokį numatytą bendrą laiką kartu visai šeimai, tai gali būti, stalo žaidimų laikas, tai gali būti jūsų kažkokia tradicija arba ritualas, kad jūs kartu valgot vakarienę, gali būti, penktadienio filmų žiūrėjimas, bet labai svarbu, kad vaikas turėtų tą tokį išskirtinį laiką su tėčiu ir išskirtinį laiką su mama. Vat irgi pasižiūrėkit, kas kam fainai, miela. Ar tai būtų kažkoks vakarinis migdymasis ir knygos skaitimas, su tėčiu arba su mama, arba galbūt kažkoks vakarinis pasivaikščiojimas, galbūt vakarienės gaminimas ir paplepesiai apie gyvenimą. Bet labai labai kad tai būtų kokybiškas laikas, kada jūs esat 100% kontakte. Tai tos tokios, neleiskit vaikui gauti jūsų dėmesio netinkamų būdų, tam labai padeda taisyklės ir susitarimai, bet duokit laiką, kada jis tą dėmesį gali gauti tinkamų būdų ir užsipildyti priklausimo poreikį.